Tai čia skaitos jaunuolynas. Prieš metus iškirstant kelmelę atsistoju. Čia pernai metais filmavom, kaip sodinom. O koks čia plotas dabar? Čia šitas yra 3 hektarai. Kiek sodinukų tada sutilpo? Skaičiavot? Tada skaičiavom, kiek mes ten pasodinom, 1500 liktais. Bet taip tik pasodinom, bet pasižiūrėk, kas čia dedas. Čia yra žolė, čia yra savaime užaugus drebulė. Beržus įsodinom tam, kad po 5-6 metų praretintume, išimtume negražius alksnius ar ten lazdynus išeikvotume ir kad po biškį augintume normalų beržyną su drebulės priemaišom. 10, 15, 20 metų laikotarpį tai tada pasimatys. Ir kaip tik nuvažiuosim, pasižiūrėsim į tą tokį medyną, kurį išaugdžiau ir kuriam iš pokirtimo absoliučiai nieko nebuvom darę. Kokio ūgio buvo želdinukai? Beržo sodinukai. Pasodinom, kiek ten buvo? 50-60 cm. Šiandien dienai, ne čia, ne čia. Čia tas ne. Matai, kiek čia visko yra prižylę? Kaip tai bus prižiūrima? Kad? Tvarkoma kažkaip tai... Taip biškiai reikia palaukti, biškiai užaugs ir tada viskas pasikeis. Nu, kaip ir normaliai miškė, žolių šiaip nėra, bet jos užauga, tada pasislepia po medžių lapais ir viskas. Kur dabar tie yra mūsų beržai, juos reikia surasti, ne? O tai čia ne beržai? Čia va priešas šitas, čia ne beržai? Čia drebulė. Savaime užaugė. Dėl to aš ir sakau kitą kartą, žmonėm net nereikia net nesodinti. Tik aišku, viskas priklauso nuo to, kiek jie priežiūros yra nusiteikę visam tam reikalui. Nes jeigu pasodinsi eglyną, tai reikės ir repelentais tepti, ir visas šitas žolės apipjaustinėti aplink medelius ir taip toliau. Daug ganėtinai reikalų. Čia mūsų pasodins beržiuks. Pagal save sprendžiu, kokią 50 cm ūgtelės, tai tikrai. Tai tikrai. Jo, va, pavyzdžiui, va, tas va nepaaugęs. Mes čia ir smaigstam tas 1,5 metro, kad jie tiesiog būtų sudėti, nes jie iš savęs beržai šitam miške nėra kaip jiem atsisėti. Nes jeigu nieko nedarytume, tai užaugtų alksnis drebulė ir žolių. Labai daug gražių. Kokią fauną dabar gyvena? Ar mes čia rasime, užlipsime kokios, nežinau, gyvatės, angies, kokio žalčio, dar ko nors? Nu, čia gal nelabai, ko gero spėju. Bet kad erkių yra, tai tikrai.